Iš tikrųjų, tai mes pradėjome mūsų pamaldas nuo to, kad skaitėme vietą iš apaštalų darbų apie tai, kaip šventoji dvasia atėjo į šitą žemę. Ir skaitome, kad išsipildė pranašo Joelio pranašystė. Pranašas Joelis gyveno daug metų iki Kristaus ir būtent šitais laikais, kada Kristus jau pakilo į dangų, ta pranašystė išsipildė. Žinote, kada mes žiūrime į mūsų pasaulį, tai suprantame tokį dalyką, kad dar prieš pasaulio sukūrimą Dievas suplanavo tam tikrus kritinius taškus žmonijos istorijoje, šito pasaulio istorijoje. Tos taškus, kurie pakeis istorijos eigą. Ir visų pirma, toks vienas iš taškų tai yra pats pasaulio sukūrimas, kada nebuvo nieko, bet Viešpats davė pradžią šitam pasauliui. Antras toks taškas tai buvo, kada žmonės nusidėjo ir buvo išvyti iš Edeno sodo į tuščią, dykiną žemę. Ir ten turėjo prisitaikyti ir gyventi. Kitas toks taškas kritinis pasaulyje tai buvo Tvanas, kada atėjo Tvanas ir jis nušlavė visus žmonės, kurie tuo metu buvo, išsigelbėjo tik mažas būrelis žmonių. Tai taip pat buvo laikas, kuris pakeitė pasaulio istoriją, klimatą ir visą kitą. Tada atėjo įstatymas, praėjo keli šimtai metų atėjo įstatymas, kada Dievas jau nusprendė, kad jeigu iki tol žmonės elgėsi kiekvienas kaip norėjo, kiekvienas savaip savo teisingumą, savo teisumą tvarkė, tai nuo šiol bus įstatymas, kuris tvarkys tai. Kiekvienas žmogus, kuris išpildys įstatymą, bus vertas dangaus karalystės. Ir galiausiai atėjo Kristus, Dievo sūnus. Tai taip pat buvo suplanuota prieš pasaulio sukūrimą, kad ateis laikas, kada reikės pasirodyti Dievo sūnų šitai žemei, tam, kad atpirkti žmonės iš jų nuodėmių. Kada jau įstatymas parodys, kad jis jau nebegali gelbėti, turės ateiti Dievo sūnus. Ir galiausiai praėjus kažkuriam laikui įvyko sekminės, kada šventoji dvasia išsiliejo į šitą žemę. Jeigu prieš tai šventąją dvasią turėjo tik tam tikri pranašai, kai kurie karaliai, labai reti žmonės, ir galbūt būdavo istorijos laikotarpį laikai, kada ne vienas žmogus neturėjo šventosios dvasios žemėje, tai nuo sekminių kiekvienas tikintysis gali turėti šventąją dvasią. Negali, o privalo turėti šventąją dvasią. Ir galiausiai paskutinis, kritinis šios žemės istorijos posūkis bus tada, kada ateis Jėzus Kristus teisti žemės ir ateis pasaulio pabaiga. Taigi mums liko dar tik vienas žingsnis iki tol, kol žemė baigs savo egzistavimą. Ir norėčiau su jumis trumpai pasikalbėti šiandien apie šventąją dvasią. Aš labai džiaugiuosi, kad Gediminas pakalbėjo truputį apie bažnyčią, apie tai, kai šventoji dvasia atėjusi į šitą žemę visus tikinčiosius subūrė į Kristaus kūną, į jo bažnyčią. Ir aš norėčiau pasikalbėti šiek tiek apie tą asmenį. Iš kur atsirado šventoji dvasia? Iš tikrųjų, jinai niekur neatsirado. Jinai buvo visada. Nes šventoji dvasia yra Dievas, o Dievas yra amžinas. Mes kaip krikščionys tikime, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse. Ir kitiems žmonėms, kurie išpažįsta kitas religijas, toks požiūris yra labai keistas. Jie sako, tai jūs tikite 3 dievais. Ne, mes tikim vieną Dievą. Tai sakė, kad yra 3. Yra 3, bet yra vienas Dievas. Ir išaiškinti šitą dalyką yra labai sudėtinga. Ir tai dalykas, kuris turi būti apreikštas mums šventosios dvasios, kuris turi būti suprantamas per tikėjimą. Ir kada mes žiūrime į Dievą Tėvą, Dievas Tėvas tai yra žemės kūrėjas. Jis yra tas, kuris suteikia gyvybę pasauliui, sukūrė gyvybę mums. Mes kvėpuojame ir judame tik tai Dievo Tėvo jėga. Ir ateis laikas, kada jisai paims mūsų sielą pas save. Jėzus Kristus tai yra tas, dėl kurio buvo sukurtas šitas pasaulis. Biblijoje rašoma, kad Žemės planeta ir visa visata buvo kurta Jėzui ir per jį. Vadinasi, jisai yra šitos visatos viešpats. Jis yra tas, kuriam priklauso šita visata.
Dievas tėvas padovanojo jam šitą visatą. Ir jisai yra viešpats tų, kurie atpirkti yra jo krauju. Ir galiausiai jis yra teisėjas, kuris ateis teisti žemės, teisti gyvųjų ir mirusiųjų. Ir galiausiai yra šventoji dvasia. Šventoji dvasia tai yra mūsų godėja, tai yra mūsų globėja. Tai yra tas, kuris yra labai labai arti mūsų. Tai tas, kuris nuolat mus lydi per gyvenimą ir kuris augina mus pažinti Dievą ir pažinti Jėzų Kristų. Ir Evangelijoje pagal Joną noriu paskaityti iš 14 skyriaus keletą eilučių, ką Jėzus sakė apie šventąją dvasią. Jėzus jau ruošiasi keliauti į dangų ir jis dalinasi su savo mokiniais. Jisai daug kalbasi su jais, mėgindamas perduoti dar kažkokius labai svarbius dalykus, kurie galbūt liko neišsakyti arba kuriuos jie galėtų pamiršti. Jis dar nori pakartoti. Ir štai kai jis sako, aš paprašysiu tėvą ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Jėzus Kristus sako, kad jis atsiųs kitą globėją. Žinot, mokiniai jie buvo palikę labai daug paaukojo dėl Kristaus. Jie metė savo šeimas, savo darbus, viską, ką jie turėjo ir sekė Kristumi keletą metų. Jis globojo jais, jisai rūpinosi, galvojo, kur maistą gauti, kur eit, kur nakvot, kaip ką. Jisai globėjas buvo. Tačiau ateina laikas, kai jis išeis. Ir jis sako, ne, aš nepaliksiu jūsų našlaičiais. Aš atsiųsiu kitą globėją. Ir jisai sako, kad jūs pažįstate dvasią, nes ji yra su jumis ir bus jumise. Kada Jėzus Kristus krikštijosi, ant jo matomų būdų nusileido šventoji dvasia, balandžio pavidalu. Ir jinai pradėjo gyventi jame. Ir nuo to laiko Jėzus Kristus pradėjo mokyti ir daryti stebuklus. Mes neskaitome iki tol, kad jis turėtų kažkokius stebuklą būdų padaręs ar kažką. Tačiau kada šventoji dvasia atėjo, nužengė ant jo, jisai įgijo galią, kad savo tame kūne fizinėme galėtų daryti dalykus, kurie pavaldus ir kurie valdytų dvasinį pasaulį. Ir tai būtent atsitiko tada, kada šventoji dvasia atėjo. Ir štai Jėzus vaikšto kartu su mokiniais, jie mato, kaip jis daro stebuklus, jie girdi jo žodžius, jie vaikšto su jo ir jisai vaikšto pilnas šventosios dvasios. Ir dėl to Jėzus sako, kad dabar jinai yra su jumis, bet ateis laikas, kada jinai bus jumise. Ateis laikas, kada šventoji dvasia turės ateiti į jūs ir apsigyventi jumise. Tada jinai taps jūsų globėju. Bet kasgi yra ta šventoji dvasia? Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendravimas lieka su jumis visais. Amen. Pastorius taip atsisveikina, bet aš dar nebaigiu pamokslų. Pastorius mėgsta taip palaiminti mus, kada baigėsi pamaldos. Ir jis sako šitos žodžius. Bet iš tikrųjų šitos žodžius jisai cituoja iš Šventojo rašto. Jie yra užrašyti antram laiške Korintiečiams, 13 skyriuje ir 13 eilutėje. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė arba bendravimas pasilieka su jumis. Ir žinot, maždaug prieš pusmetį aš kažkaip labai atkreipiau dėmesį į šitos žodžius. Šventosios dvasios bendravimas pasilieka su jumis. Ir aš pradėjau mąstyti apie tai, kiek iš tikrųjų šventosios dvasios bendravimo yra su manim. Ką tai reiškia? Ar aš išeidamas iš šitų maldos namų, ar aš turiu kažkokį kontaktą, ryšį su šventąja dvasia? Ar aš jaučiu bendravimą jos su manimi ir ar pats aš bendrauju su ją? Šitos mintis mane taip lydėjo ir tapo man tam tikrų iššūkių. Aš pradėjau, žinote, aš šiaip niekada nesimeldžiu šventąjai dvasiai, bet galvoju, jeigu reikia bendrauti, tai
reikia pasisveikinti, reikia kažką pasakyti, gal jinai man kažką atsakys. Ir aš pradėjau taip truputį kalbėti su ją. Sakau, ačiū, kad globoji, ačiū, kad augini, ten kažko paprašyti. Ir žinot, aš taip kažkaip atradau tokį labai įdomų bendravimą. Ir kada mes čia matome apie Jėzaus malonę, kurios linkė Paulius, tai mums kažkaip aišku, kas ta malonė yra. Jo? Nes Jėzus yra tas, kuris Dievo gailestingumą mums įkūnijo. Ir kada mums linki Dievo malonės, tai taip, tegul daugiau, mes nesame netobuli žmonės, mes nusidedame, tegul ta Dievo malonė, kuo daugiau būna su mumis. Dievo meilė. Taip, Dievo meilės irgi mums reikia. Dievas, jisai pats yra meilė, jis yra tas, kuris yra etalonas tos meilės. Ir kaip faina būtų, jeigu jis pripildytų mus, jeigu jis per mus tą meilę rodytų toliau, tegul ta meilė pasilieka. Bet kas yra šventosios dvasios bendravimas? Kas tai, kas turi pasilikti su mumis? Kad šventoji dvasia pasirodo ta, kuri bendrauja, jinai nori bendrauti su mumis. Jinai stuksena į tavo širdį ir sako, ei, pabendraukim. Jau pirmadienis, bet pabendraukim. Ir bendrauti iš tikrųjų galima tik su asmeniu. Mes suprantame, kad šventoji dvasia tai nėra kažkokia jėga, kurią mes įgyjame. Tai nėra šventoji dvasia. Šventoji dvasia nėra jausmas, kada aš šlovinu ir ten, tai nėra šventoji dvasia. Tai nėra kažkokia būsena, į kurią aš galiu įeiti. Tai nėra, žinote, kaip kiti sako, kažkokia aura ar energija, kuris sklinda iš žmogaus, o tu prieini, gali ten pats pasisemti. Tai nėra šventoji dvasia. Šventoji dvasia yra asmuo. Tai yra gyvas asmuo, kuris turi savo norus, kuris turi savo valią ir kuris turi savo jausmus. Iš tikrųjų, šventoji dvasia yra be galo jautrus asmuo ir be galo galingas asmuo. Ir kada mes skaitome šventą raštą, mes matome liudijimus apie tai ir perspėjimus apie tai, kad mes galime nuliūdinti dvasią. Įsivaizduokit, jumise gyvena dvasia, kuri liūdi. Kitur mes skaitome, kad ją galima įžeisti ir kad jinai gali netgi pasitraukti, nenorėdama patirti to įžeidinėjimo. Dar kitur mes skaitome, kad galima užgesinti ją, nekreipiant dėmesio į jos žodžius, kaip žinote, gesinama sąžinė, panašiai ir gyvas asmo, kuris gyvena tavyje, tu gali vyti jį. Taigi jis be galo jautrus. Ta šventoji dvasia yra be galo jautri, bet taip pat ir labai galinga. Mes matome, kiek daug stebuklų Viešpats darė šitoje žemėje, būtent šventąja dvasia. Ir kam jinai reikalinga? Jeigu paskaitytume tą pačią vietą iš Evangelijos pagal Joną, kur mes skaitėme prieš tai, aš paprašysiu Tėvą ir Jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengs priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Iš tikrųjų, pirmi žodžiai Jėzaus sako apie tai, kad jis nori atsiųsti globėją. Globėja tai tas, kuris rūpinsis tavimi. Ir žinote, kada mes galvojame apie Jėzų Kristų, mes kaip tikintys žmonės, mes tikime, kad Jėzus prisikėlė, ar ne? Kas tiki, kad Jėzus prisikėlė? Beveik visi. Tai įtikina Viešpats visus likusius. Taigi mes tikime, kad Jėzus Kristus prisikėlė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Jėzus Kristus prisikėlė kūne. Tai nebuvo kažkas dvasinio. Tai nebuvo taip, kad jo kūnas liko ten, o jo siela nukeliavo kažkur į dangų. Jis prisikėlė iš numirusių, jis kartu su savo kūnu nukeliavo į dangų. Jo kūno niekas negali rasti žemėje. Vadinasi, Jėzus Kristus yra dabar danguje ir jo nėra žemėje. Bet mes žinome, kad Jėzus Kristus, mes šaukėmės Jėzų Kristų ateiti į mūsų gyvenimą, į mūsų širdį. Jėzus pats sakė, kad jis bus su mumis, kada mes susirinksime 2 ar 3. Jisai sakė, kad aš būsiu su jumis iki pasaulio pabaigos. Daug dalykų jisai sakė, tai kaipgi jis tai daro?
jeigu jis yra gyvas ir yra danguje? Jis yra kūne. Jeigu jis yra kūne, jis negali būti iškart visur. Taigi iš tikrųjų visą tai jis daro per šventąją dvasią. Šventoji dvasia, šiandieną mes pamatysime, yra raktinis asmuo mūsų bendravime su Dievu. Jėzus ateina į mano širdį ne kitaip kaip šventosios dvasios pagalba. Jis yra kūne, jis negali įlysti į mano širdį, ar ne? Dėl to jisai tai daro per šventąją dvasią. Mūsų tarpe jisai būna taip pat per šventąją dvasią. Ir taip toliau. Jis paguodžia mus sunkumuose per šventąją dvasią. Jis padeda nugalėti mums gundymuose, mūsų išmėginimuose, taip pat per šventąją dvasią. Galiausiai išeina taip, kad šventoji dvasia tai yra jungtis tarp žmogaus ir Dievo. Tik tai šventoji dvasia. Ir atsimenate, kada Jėzus kalbėjo su Nikodėmu, jis sakė, kad kas neatgims iš vandens, iš dvasios, negalės regėti Dievo karalystės. Šventoji dvasia yra ta, kuri ateina į žmogaus gyvenimą ir tą žmogaus dvasią atgimdo, kad jis sugebėtų susisiekti su Dievu, atrasti ryšį su Dievu. Nes bet koks žmogus dėl savo nuodėmingumo, jis niekada negali susisiekti su Dievu, jis negali jį atrasti, jis negali prie jo prieiti. Ir tik tas žmogus, kurio dvasia atgimdo šventoji dvasia, jis sugeba užmegzti ryšį, atrasti tikėjimą su viešpačiu Dievu. Ir labai dažnai būna tokių atvejų, kaip Gediminas šiandien minėjo, ir kada, pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad du žmonės klausosi Evangelijos. Du žmonės klausosi to paties pamokslo. Ir vyksta taip, kad vienas apsiverkia, susigraudena, supranta savo nuodėmingumą, pradeda atgailauti, o kitas lygiai taip pat girdi tos pačius žodžius, girdi tą pačią žinią, tačiau jisai negali suprasti, kaip kažkas, kas įvyko prieš 2000 metų, gali turėti įtakos man dabar. Jis supranta logiką, jis girdi žodžius, tačiau jam taip yra užverta. Jis negali to suprasti, jis negali to priimti. Ir tik tai šventoji dvasia yra ta, kuri gali atverti tą. Kol šventoji dvasia neatvers tą, kol tai netaps žmogui apreiškimu, jis tiesiog net negali įtikėti Dievą. Ir kada šventoji dvasia ateina ir atveria tai, žmogus supranta visą staiga dvasinį pasaulį. Tie žodžiai, kurie buvo kalbami, jie tampa jam asmeniniai. Ir jisai supranta, kad būtent jam skirta Kristaus auka, būtent jam reikalinga atgaila, būtent jis yra nuodėmingas ir taip toliau. Ir tai vyksta tik, kada šventoji dvasia prisiliečia prie mūsų. Jis yra ta, kuri įtikina. Pirmame laiške Korintiečiams, 13 skyrius, 16 eilutė, mums kalba apie tai, kaip šventoji dvasia ateina į žmogaus gyvenimą. Ir ten rašoma, argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia. Jūs esate Dievo šventovė. Žinote, tai labai įdomu. Aš galvoju, šventoji dvasia buvo Kristaus atsiųsta į žemę ir jinai neapsigyveno visoje žemėje. Kada šventoji dvasia atėjo ant Jėzaus, jinai neapsigyveno kažkur ore. Jinai kaip balandis nusileido į Jėzaus kūną, nusileido ant jo. Kada Kristus atsiuntė šventąją dvasią per sekmines, nepasiliko kažkur ore. Mes skaitome, kad kaip ugnies liežuviai jie išsisklaidė ir nusileido ant žmonių. Vadinasi, šventajai dvasiai reikia buveinės. Jinai yra dvasia, kuriai reikia namų. Ir štai Dievas, jisai atsiunčia šventąją dvasią į mus ir mūsų kūnus padaro šventosios dvasios namais. Ir tu vaikštai dabar. Ir tave gyvena ne tik mikrobai, bet taip pat ir šventoji dvasia. Tik tai mikrobai, žinote, jie yra fiziniai. Jie gali landžioti per tavo kūną.
O šventoji dvasia, jinai yra dvasia. Jinai gyvena kažkur ten, kur yra mūsų siela, kur yra mūsų širdis, kur yra mūsų dvasia, kur yra dvasinis mūsų pasaulis. Ir žinote, kada mes skaitome tai ir suprantame tai apie šventąją dvasią, mes galime suprasti, kaip stipriai šventoji dvasia reikalinga kiekvienam iš mūsų. Tik per ją mes galime pažinti Dievą. Taip, mes tikime Kristum, mes tikimės, kad Kristus veiks mumise, bet jis tai daro per šventąją dvasią. Tai jeigu tu neturi dvasios, kaip Kristus veiks tavyje? Kaip tu galėsi susisiekti su Dievu? Kaip tu gali suprasti jį? Štai kodėl šventoji dvasia yra raktas į bendravimą, į tobulėjimą, į augimą su Kristumi. Ir Dievo žodis sako, kad netgi mes paprasčiausiai pasimelsti negalime be šventosios dvasios. Laiškas Romiečiams, 8 skyrius, 26 eilutė sako taip. O ir Dievo dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati dvasia užtaria mus neužsakomais atodusiais. Šventoji dvasia yra ta, kuri įgalina mūsų maldą. Žinote, kada mes matome žmogų besimeldžiantį, mes matome, juda jo lūpos, mes girdime kažkokie žodžiai išeina iš burnos. Bet va dabar netgi aš labai garsiai pradėčiau kalbėti, manęs negirdėtų už šitų sienų. Tai kaip mano žodžius išgirs Dievas danguje? Mes suprantame, kad malda tai nėra žodžiai. Malda tai yra tai, ką aš atnešu Dievui. Tai yra kažkoks mano vidinis pasaulis, mano vidinis nusistatymas, kuris aš noriu atnešti Dievui. Ir štai šventoji dvasia, jinai įgalina mano žodžius ir nusiunčia juos pas Dievą. Kaip sakoma, tais tokiais neapsakomais atodusiais jinai paima ir paturbina mano maldą, kad jinai skristų tenais, kuo aukščiau Dievo. Ir būtent tam reikalinga šventoji dvasia. Ir žinote, kartais mes meldžiamės tik tai žodžiais, tačiau mūsų širdis nedalyvauja toje maldoje. Mes galime kalbėti gražius labai žodžius, tačiau kada tai nėra nuoširdu, tai niekada nepasieks Dievą. Nes šventoji dvasia tada neveikia. Nes maldai reikia dvasinio demens, kuris pradingsta, kada mes tiesiog kalbame žodžius. Ir žinote, Jėzus Kristus, kada buvo šitoje žemėje, jisai labai aiškiai mums papasakojo apie tą dvasinį pasaulį. Pavyzdžiui, kada jis kalbėjo apie maldą, jisai sakė, kad melstis mes turėtume Dievui Tėvui, Jėzaus Kristaus vardu, per šventąją dvasią. Tokiu būdu, kad ir paprasčiausioje maldoje dalyvauja visa trejybė, dalyvauja Dievas. Ir bet kokiam dalykui, kurį mes darome, ar geriame, ar valgome, mes darome tai Jėzaus Kristaus vardu, vardan jo. Bet visa šlovė priklauso Tėvui ir visa tai tampa įmanoma tik per šventąją dvasią. Trejybė, kuri dalyvauja mūsų dvasinėme gyvenime ir kuri veda mus pirmin. Dar keletą norėčiau parodyti dalykų, kaip šventoji dvasia veikia. Ir tam papasakosiu jums 2 istorijas iš šventojo rašto. Apaštalų darbai yra tokia knyga, kur labai daug kalbama apie tai, kaip šventoji dvasia pradėjo veiklą šitoje žemėje. Ir 10 skyriuje yra toks pasakojimas apie vieną pagonį vardu Kornelijus. Tas žmogus buvo pagonis, tačiau jisai pradėjo pažinti Dievą, jisai pradėjo jį garbinti. Ir štai vieną dieną jisai mato regėjimą, pas jį ateina angelas ir sako, žinai, tavo maldos pasiekė mane. Šventoji dvasia pagaliau atnešė tavo maldas pas mane. Ir aš pamačiau, kad tu sakei, ir dabar siūsk žmogų į Jopės miestą. Ten yra toks Petras, pasikviesk jį, tegul jis ateina ir tau papasakoja, kas yra tikėjimas. O tuo metu Petras užlipo ant stogo pasimelsti. Jisai meldžiasi ir staiga mato iš dangaus tokį irgi kaip regėjimą, iš dangaus nusileidžia kažkokia tokia kaip
didžiulė skara ir toj skaro yra pilna gyvulių visokių. Drambliai, žirafos, kupranugariai, žodžiu, visokie nešvarūs gyvuliai. Ir balsas toks girdisi, imk ir valgyk. Petras sako, ne, tai ašgi žydas, aš tokių dalykų nevalgau, duokit man avienos. Imk ir valgyk, sako vėl balsas. Jis sako, ačiū labai, bet aš tokių dalykų nevalgau, aš visą gyvenimą laikausi įstatymo. Ir vėl imk ir valgyk. Ir jis vėl atsisako. Ir štai, kada jisai atsisako 3 kartą, prie jo namų beldžia kažkas į duris. Ir tada, štai ką rašo Apaštalų darbų 10 skyrius 19 eilutė, 19 ir 20 eilutės. Petrui, tebemąstančiam apie tą regėjimą, Dievas jam tarė, štai 3 vyrai ieško tavęs. Greičiau kelkis, lip žemyn ir nedvejodamas keliauk su jais, nes aš juos atsiunčiau. Dar kartą paskaitysiu. Petrui, tebemąstančiam apie regėjimą, dvasia tarė, štai 3 vyrai ieško tavęs. Greičiau kelkis, lip žemyn ir keliauk su jais. Dvasia tarė. Dvasia kažką pasakė. Žinote, jis matė regėjimą. Ir greičiausiai tie žodžiai, kurios kalbėjo dvasia, jie nebuvo tokie žodžiai, kurie ir kaimynai galėtų išgirsti. Tai kažkas, kas labai aiškiai praskambėjo jo viduje. Tai kažkas, ką jis išgirdo kaip aišku balsą, dvasios balsą jo viduje. Tai yra vienas iš būdų, kaip šventoji dvasia nori bendrauti su mumis. Kartais tu išgirsti kažkokius žodžius ir supranti, kad jie nėra mano mintis, kad tai yra kažkoks balsas, arba piktojo, arba šventosios dvasios, bet ne mano. Taigi šventoji dvasia gali kalbėti mums taip. Ir mes matome, kad kada Petras pakluso tam balsui, jis tai keliauja tenais pas tą Kornelijų ir ten prasideda prabudimas ir tai pirmi žmonės, kurie priėmė Kristų tarp pagonių. Tai toks irgi posūkis įvyko, kada jisai buvo paklusnus šventosios dvasios balsui. Taigi mes, kaip tikintys žmonės, mes taip pat privalome girdėti Dievą, kada jisai kalba mums. Mes turime atkreipti dėmesį, sugebėti atskirti tos balsus ir įgyvendinti tai, ką sako Dievas, tai, ką jis prašo mus padaryti. Ir antrą vietą, kurią norėčiau paskaityti, tai taip pat iš Apaštalų darbų 16 skyriaus. Jie perėjo Frygiją ir Galatijos šalį, nes šventoji dvasia draudė jiems skelbti žodį Azijoje. Atvykę netoli Mizijos, jie mėgino pasukti į Bitiniją, tačiau Jėzaus dvasia jų neleido. Perėję Miziją, jie nuėjo į Troadę. Ir čia Paulius naktį turėjo regėjimą, jam pasirodė makedonietis, kuris maldavo, ateik į Makedoniją ir padėk mums. Po šio regėjimo mes nedelsdami nutarėme keliauti į Makedoniją, įsitikinę, jog Dievas mus pašaukė skelbti jiems gerosios naujienos. Žinote, šita vieta yra labai įdomi. Kada šventoji dvasia neleidžia skelbti Evangelijos. Įsivaizduojat? Atrodo, skelbti Dievo žodį tai yra tai, ką mes esame pašaukti. Bet štai šventoji dvasia, jinai sustabdo Paulių, kada jis nori tai daryti tam tikroje šalyje. Tai nereiškia, kad jam nereikia skelbti Evangelijos, bet tai reiškia, kad yra netinkamas laikas šiuo metu skelbti čia. Bet yra tuo metu tinkamas laikas skelbti Makedonijoje. Taigi šventoji dvasia, jinai be to, kad kalbėtų, jinai taip pat valdo ir išorinius veiksmus. Tas draudimas greičiausiai nebuvo taip, kad stovėjo tokia šventoji dvasia ir taip niekur neįsit. Ne taip jinai draudė, ar ne? Tačiau susiklostė tam tikri įvykiai, kurie neleido jiems daryti tai, ką jie planavo. Tačiau atsivėrė duris kitur, kur Dievas norėjo, kad jie keliautų ir kur jie įgyvendintų jo valią. Vadinasi, be to, kad šventoji dvasia kalba su mumis, jinai taip pat įtakoja ir išorinius veiksmus, kurie vyksta aplink mus, kad nukreipti mus nuo tų netinkamų arba šiuo metu
ne savalaikių kažkokių sprendimų ir pasirinkimų link tų, kurie galėtų būti tapti palaiminimu ir kurie būtų vaisingi, kurie duotų vaisių ir kurie patiktų Dievui. Taigi tai, kaip veikia šventoji dvasia, du pavyzdžiai. Jinai kalba mums ir taip pat jinai valdo išorinius dalykus. Tokiu būdu šventoji dvasia nori kreipti mus į tą kelią, kurį Viešpats nori, kad mes eitume. Ir Paulius iš tikrųjų turėjo pasisekimą savo tarnystėje tik dėl to, kad jisai klausė šventosios dvasios, kad jisai kreipė dėmesį į tai, ką jinai daro. Kartais mes būname tokie žmonės, kurie, kai kažką sugalvojam, tai padarysiu bet kokią kainą. Ir nesvarbu, kad galbūt Dievas kalba, Dievas uždaro duris, bet aš vis tiek ten veržiuosi. Taigi mes turime būti labai jautrus Dievo balsui. Ir laiške Romiečiam 8 skyriuje ir 14 eilutėje yra tokie žodžiai, kad visi, vedami Dievo dvasios, yra Dievo vaikai. Visi, kurie vedami Dievo dvasios. Jeigu tu nesi vedamas Dievo dvasios, tai turbūt tu nesi Dievo vaikas. Dievo vaikas yra tas, kurį veda Dievas, kuris paklūsta Dievo vedimui. Tai labai svarbu. Ir to vedimo balsą, to vedimo nukreipimą be galo svarbu išgirsti. Kada mes augame dvasiškai, kada mes skaitome žodį, kada mes bendraujame, mes šaliname iš savo gyvenimo dalykus, kurie mums atrodo netinkami, kurie Dievui nepatinka. Mes šaliname kažkokį pyktį, mes šaliname išdidumą, mes šaliname paskalas, tingumą, mes šaliname pavydą ir kitokias nuodėmes. Mes dirbame su jais, kad jų neliktų mūsų gyvenime. Nes jeigu mes nesirūpintume tokiais dalykais, kad juos eliminuoti iš savo gyvenimo, mes nesugebėsime girdėti Dievo dvasios. Mūsų kūniškumo balsas visada bus garsesnis už šventosios dvasios balsą. Mūsų geismai visada kalbės garsiau negu šventoji dvasia, negu Dievo balsas. Dėl to taip svarbu dirbti su savimi, daryti tai sąmoningai. Nesakyt, kad priimkite mane tokiu, koks aš esu. Bet dirbti, keistis, tai nori Dievas iš mūsų. Mes esame pakviesti tobulėti ir panašėti į Jėzų Kristų. Ir tai labai svarbu, nes be to mes tiesiog nebūsime sėkmingi savo gyvenime. Mes negausime palaiminimų, kurį Dievas mums norėtų duoti. Ir kuo daugiau mes esame dvasiškai brandus, kuo daugiau mes augame, tuo labiau mes tampame jautrus šventajai dvasiai. Ir mes pagal tai iš tikrųjų galim save tikrinti. O nuo paklusnumo tam balsui priklauso mūsų gyvenimo palaiminimas. Pakartoto įstatymo 28 skyriuje yra toks žymus skyrius dėl to, kad ten yra pusė skyriaus kalba apie tai, ką reikia žmogui daryti, kad jis būtų palaimintas. Ir pusė skyriaus kalba apie tai, ką reikia jam daryti, kad jis būtų prakeiktas. Ir aš paskaitysiu antrą eilutę iš tos skyriaus. Pakartoto įstatymo 28:2. Sako, jeigu klausysi Viešpaties savo Dievo balso, tave pasieks ir užlies visi šitie palaiminimai. Ir tada jis pradeda vardinti daug palaiminimų. Ir tokioj srity, ir tokioj, ar tai darydamas, tu būsi palaimintas. Tačiau štai yra ta sąlyga, jeigu tu klausysi savo Viešpaties balsą. Jeigu tu jį išgirsi visų pirma ir paskui, jeigu tu jo paklausysi. Kaip dažnai šią savaitę tu girdėjai, kad Dievas kreipėsi į tave. Ar Dievas tylėjo šią savaitę? Kaip ten buvo? Gal šią savaitę nieko nenorėjo pasakyti? Turbūt Dievas nori kiekvieną dieną su mumis bendrauti, ar ne? O kaip mes girdėjom jį? Kiek kartų mes sureagavome tai, ką jis sakė? Žinote, tokie klausimai, kurie kartais užklumpa mus netikėtai.
bet jie yra svarbus mums išsiaiškinti. Šventoji dvasia veikia taip, kad mumise padaryti, sukurti paklusnę Dievui dvasią. Jos tikslas yra padėti mums tapti paklusniais Dievui ir išryškinti mumise Jėzaus Kristaus panašumą. Tai yra 2 tikslai, kurios šventoji dvasia siekia mumise įgyvendinti. Nes tik tai paklustant Dievui galima įvykdyti Dievo valią. O Jėzus sakė, kad kas nevykdo dangiškojo tėvo valią, neįeis į Tėvo karalystę. Dievo valios vykdymas yra sąlyga. Ir tik tai paklustant Dievui galima įvykdyti jo valią. Ir tik paklustant Dievui galima tapti tokiais kaip Kristus. Kristus yra mums tobulo paklusnumo pavyzdys. Jisai buvo paklusnus savo tėvui ir nuėjo ant kryžiaus ir mirė už mus. Tai buvo tėvo planas. Jėzus tai darė savanoriškai. Tačiau tame dalyvavo paklusnumas, jo pasirinkimas. Ir lygiai taip pat mes. Dievas niekada mus neverčia kažko daryti. Mes turime laisvę. Tačiau jis nori, kad mes pasirinktume paklusnumą jam. Užuot maištavimą ar savo kažkokį matymą. Ir mes tą puikiai žinome iš karaliaus Sauliaus pavyzdžio, atsimenate. Kada karalius Saulius gavo įsakymą iš Dievo eiti į karą ir sunaikinti amalekitiečius, vietoj to, kad tai padaryti, jisai atnešė daug dovanų Dievui. Kartais ir mes taip darome, kada savo nepaklusnumą mes norime kompensuoti kažkokiamis aukomis Dievui. Kažką blogo padariau, paskui, Dieve, aš užtat vieną Biblijos skyrių dar daugiau paskaičiau negu visada. Tai mano auka tau, atsiskaitykime tokiu būdu. Ir mes tarsi norime kompensuoti savo nepaklusnumą Dievui, savo nepaklusnumą šventajai dvasiai, kažkokiam aukom, kažkokiais kitais dalykais. Išpirkti tarsi, žinot. Ir šventoji dvasia, jinai kalba mums. Galbūt kažkam šitoj salėje dabar jinai kaip tik kalba, kažkas kitas galbūt laukia, kada greičiau Tarasas baigs. Kažką jinai kviečia keisti kažką gyvenime. Kažkam sako, kad nutrauk šitos santykius, kurios tu turi. Kažkam sako, atsisakyk šitos ydos savo gyvenime, kurią tu mėgaujasi. Nustok bendrauti su šiais žmonėmis. Jau atsistok pagaliau ir pradėk tarnauti. Nustok daryti tą, arba pašvęsk man tai. Dievas nori kalbėti į mūsų gyvenimą. Klausimas tik, ar mes norime išgirsti. Iš tikrųjų, tai yra šventosios dvasios balsas ir jos darbas atnešti į mūsų gyvenimą Dievo balsą. Kai būtų iš tikrųjų baisu, jeigu šventoji dvasia nustotų kalbėti mūsų gyvenimui. Jeigu mes užgesintume ją ar įžeistume ir į mūsų gyvenimą ateitų tyla. Tyla, kada Dievas nieko nekalba. Kada tu beldėsi pas jį, nori išgirsti ir jis jau nieko nebeatsako. Todėl reikia labai branginti santykius su šventąja dvasia, auginti jos ir siekti sąmoningai jos vystyti. Kiekvienas iš mūsų taip pat turi ir ypatingą paskirtį Kristaus kūne. Šiandien gynybinas sakė apie dovanas, kurias suteikė šventoji dvasia, tam, kad mes tarnautume. Ir šitas dovanas suteikti mums Dievas sumanė dar prieš mums gimstant. Dievas žinojo, kad jis šitoj bažnyčioj panaudos šitą žmogų, šitam darbui atlikti, šitam ugdymui daryti, šitam pastiprinimui daryti, tam ir tam, tokiuose bažnyčios tarnystėse jis norėjo naudoti tą žmogų su tokiom dovanom. Tai yra paskirtis, kurią jisai duoda mums, kaip tikintiesiems žmonėms. Tai yra dovanas, kurias jis pasėjo į mano gyvenimą, kad jos augtų. Ir mes visada turime 2 pasirinkimus. Paklusti ir daryti tai, ką nori jisai, arba pasakyti, aš nenoriu vykdyti tavo valios. Aš gyvensiu, kaip aš galvoju, kad dabar man reikia. Gyvensiu savaip.
Taigi šitą pašaukimą jinai atskleidžia mūsų gyvenime kaip tik šventoji dvasia. Duoda dovanas ir atskleidžia jas mūsų gyvenime. Kartais, žinote, dvasinis žmogus, kuris vaikšto su Dievu, jis nežino teisingo atsakymo į kažkokį klausimą. Tačiau labai taip dažnai būna, kad jo viduj yra liudijimas, Dievo liudijimas apie kažką. Kartais aš nežinau, ar atsakyti taip ar ne, tačiau aš galiu jausti, kaip yra teisingai. Kartais aš susitinku kažkokį žmogų ir aš galiu jausti, ar jame yra Dievo dvasia, ar ne. Aš negaliu to įrodyti, aš negaliu to pasakyti, tačiau aš turiu tą dvasinį atpažinimą, tą jausmą, kad ten kažkokia kita dvasia. Ir mes tai vadiname, kad mes nesame vienos dvasios. Ir tai yra, kada šventoji dvasia yra tavyje ir manyje, mes galime bendrauti kitokių lygių negu fizinių. Mes galime bendrauti apie Kristų, apie dvasinius dalykus, kurie šitam pasauliu atrodo beprotiški ir atrodo nesąmonės. Ir buvo toks įvykis ir Pauliaus gyvenime, kada Paulius savo gyvenimo pabaigoje jis keliavo į Jeruzalę. Ir tam, kad nukeliauti į Jeruzalę, jam reikėjo praeiti daug ten šalių ir jisai užeidavo į bažnyčias ir tenais tose bažnyčiose pastiprindavo krikščionys pakeliu ir taip toliau. Ir žinote, beveik kiekvienoje vietoje, kur Paulius būdavo, jam sakydavo, neik į Jeruzalę. Neik į Jeruzalę, ten tavęs laukia mirtis. Ir Paulius visą tai girdėjo. Vienas pranašas, taip sako, kitas pranašas vienoje bažnyčioje, kitoje, ir jis tą girdi. Tačiau jisai sakė, kad jo dvasia veda jį tenais. Nepaisant tų visų dalykų ir apreiškimų, kad bus taip ar bus anai, jisai jautė, kad šventoji dvasia veda jį ir jisai ėjo tenais. Jis to negalėjo paaiškinti. Tačiau tai, kaip šventoji dvasia veda. Ir štai mūsų gyvenime irgi taip pat būna. Kada mes nerandame visų atsakymų galbūt šventajame rašte, tačiau šventoji dvasia duoda mums liudijimą, kas yra teisinga, o kas yra neteisinga. Ir dėl to be galo svarbu tos santykius su šventaja dvasia turėti ir būti jautriems tam balsui. Lygiai taip pat, kada mes girdime Dievo žodį, jisai būna tiesiog paprasti žodžiai, paprasta informacija, kol mes nepaimam jų į savo širdį, į savo gyvenimą ir jie netampa mūsų asmeniniu apreiškimu. Ir štai tą įgyvendinimą žodžio daro taip pat šventoji dvasia. Ir eidamas link pabaigos, aš noriu paliesti dar vieną tokią temą, kurią pavadinau, ar reikia bijoti šventosios dvasios. Antras laiškas Korintiečiams 13 skyrius ir 13 eilutę mes jau skaitėme. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendrystė tebūna su jumis visais. Kristaus malonė ir Dievo meilė yra tai, apie ką mums norisi kalbėti. Tai maloni kalba. Daug galim pasikalbėti, mes džiaugiamės išpirkimu, mes džiaugiamės Dievo meilę. Bet kada kalba pereina prie palinkėjimo, kad šventosios dvasios bendrystė liktų su jumis visais, tai kartais gali sutrikdyti mus. Ir tai kartais trikdo mane. Ir žinote, vienas pastorius kartą yra pasakęs, kad šitą eilutę labai dažnai mes skaitome taip. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios pakaltinimas tebūna su jumis visais. Kartais mes priimame šventąją dvasią kaip asmenį, kuris gyvena mumise tam, kad kaltinti mus. Tam, kad nuolat priminti mums mūsų nuodėmes. Tam, kad parodyti, kur aš neteisus. Ir šventąją dvasią mes įsivaizduojam kaip tokį asmenį. Kas norėtų su tokiu asmeniu turėti bendravimą? Aš tai nenorėčiau. Ir jeigu šventoji dvasia nuolat ės mane dėl visų mano netobulumų, aš kažin ar ištversiu. Aš ir taip žinau, kad aš esu netobulas. Ir tas pastorius tokį pavyzdį vieną kartą pasakė, įsivaizduokite, kad aš, būdamas jūsų pastorius,
Aš nuolat vaikščiosiu su jumis visur, kur jūs tik eisite. Visur iš paskos. Jūs ten, aš paskui. Jūs ten, aš paskui. Aš žinosiu viską, į ką jūs žiūrite. Aš žinosiu viską, ką jūs galvojate. Aš stebėsiu kiekvieną jūsų žingsnį, kiekvieną jūsų žvilgsnį, kiekvieną jūsų mintį. Ar būtų tada ramybė širdyje? Kažin, ar galima būtų su tokiu pastorium gyventi. Jis žinotų per daug. Ir tai būtų iš tikrųjų didelis stresas gyventi tokį gyvenimą, kada esi nuolat sekamas, kada nuolat kažkokios slapčiausios tavo mintis, tavo kažkokie tai asmeniniai dalykai tampa kažkam žinomi. Ir kartais mes tokį požiūrį turime į šventąją dvasią. Mums atrodo, kad jinai yra tam, kad stebėti mus ir kaltinti, kada mes darome kažką blogo. Ir dėl to mes kartais vengiame bendravimo su šventąja dvasia, nes žinome, kad jis bus nemalonus. Jis bus keliantis daug iššūkių, daug streso, daug kažkokių kaltinimų. Ir tikrai aš to nenoriu. Mes nenorime kažko smerkiančio mūsų gyvenime. Ir kartais šventosios dvasios darbo mumise mes taip pat painiojame su smerkimu. Smerkimas tai kada kažkas sako, tu blogai elgiesi, tau dabar šakės. Nieko gero iš tavęs. Tačiau šventoji dvasia, jinai dirba per pamokymus. Kada jinai sako, taip, tau nelabai sekasi šitoje srityje, leisk, aš tau padėsiu. Leisk, aš kartu su tavimi sutvarkysiu tai. Leisk man dirbti tavyje. Tačiau čia, kada mes skaitome, mes kalbame apie bendrystę. Sako, šventosios dvasios bendravimas tie pasilieka su mumis. Kai šventoji dvasia ateina į mūsų gyvenimą, kada jinai nori su mumis bendrauti, jinai sako, taip, aš žinau, kad aš esu šventa, o tu esi nuodėmingas žmogus. Aš žinau, kad tu negali gyventi taip, kaip iš tavęs reikalaujama. Tu iškart negali pasikeisti. Nuodėmė gyvena tavyje. Bet statykime santykius. Aš nukreipsiu tave, aš padėsiu tau, tavo gyvenime. Aš vesiu tave ir pripildysiu tave. Aš esu Dievas. Šventoji dvasia yra Dievas. Nėra nieko, ką mes galėtume nuo jos nuslėpti. Ar jinai gyvens mumise, ar negyvens mumise. Jinai viską žino. Jinai žino, su kuo mes kovojame. Jinai žino, kokios mūsų nuodėmės. Jinai žino, kokios mūsų mintis. Jinai žino visus mūsų iššūkius. Niekas, kas vyksta tavo galvoje, niekada nebus šventajai dvasiai netikėtumų. Šventoji dvasia yra Dievas. Jinai žino, ką mes sugebame ir žino, kas viršyje mūsų jėgas. Jinai žino mūsų kvailystes, kurias mes iškrečiame. Jinai žino mūsų kovas, kurias mes kovojame. Jinai žino mūsų tinginystę, kada mes nenorime kažko daryti dėl Dievo. Jinai žino mūsų nepastovumą, kada aš vėl ir vėl nepaskaitau Biblijos arba aš nepasimeldžiu. Jinai visą šitą žino, tačiau jinai nori bendrauti su mumis vis tiek. Nes iš tikrųjų vienintelė mūsų viltis į šventumą tai nėra mūsų pastangos, bet kaip tik mumise gyvenančios Dievo dvasios pagalba. Būtent jos mums labiausiai reikia ieškoti ir siekti. Todėl reikėtų nustoti bijoti to, kad aš esu dar per daug nuodėmingas, kad šventoji dvasia gyventų manyje. Aš esu per daug netobulas, per daug silpnas, per mažai šventas. Nes būtent dėl to Kristus siuntė mums dvasią, kad jie atvestų mūsų į tobulumą. Mūsų netobulus, mūsų nuodėmingus, kad jinai padėtų mums kovoti mūsų kovose, nugalėti mūsų nuodėmes, duotų jėgos būti nugalėtojais. Kai aš nusidedu, aš nebėgu nuo Dievo, bet aš iš karto einu pas jį atgailoje ir prašau Viešpatie, padėk man, kad tai nepasikartotų. Reikia nebėgti nuo Dievo, bet pas jį. Reikia nebijoti šventosios dvasios, bet kaip tik ieškoti jos. Ir tada mūsų gyvenime bus augimas. Tada mes galėsime tobulėti ir artėti prie jo. Taigi, Kristus atsiuntė mūsų šventąją dvasią, kad jinai padėtų mums. Ne kad kaltintų, ne kad persekėtų, ne kad
suteiktų mums streso, bet kad padėtų, kad vestų į tobulėjimą, į tobulumą, kad vestų į panašumą į Kristų, kad padėtų mums kovoti mūsų kovas ir būti nugalėtojais. Be jos mes negalime nieko daryti dvasinėme gyvenime, nei melstis, nei tarnauti, nei ieškoti Dievo. Visur mums reikia jos pagalbos, jos vedimo, jos pripildymo ir jos darbo, kurį jinai padaro tada, kada mes jau nieko nebegalim padaryti. Jis skirta mums padėti. Ir tos santykius su Dievu, su šventąja dvasia mes turime vystyti. Jie neateina šiaip savo. Jie nepagerėja šiaip savo. Tai yra paieškos rezultatas. Tai yra mano laiko Dievui pašventimo rezultatas. Žodis, malda, bendravimas tai dalykai, kurie augina mus. Šventumo ir tobulumo noras. Atidėti savo seną gyvenimo būdą, atidėti savo visą netyrumą, dirbti su savimi. Pavergdami savo kūniškumą, mes dvasiškai augame ir mes tampame tobulesni. Ir kai nevystome savo santykių su Dievo dvasia, ilgainiui žmogus tiesiog dvasiškai gesta ir tampa šiltu. Tampa nebe tokiu atvirų Dievo veikimui. Jam jau nelabai tampa svarbu ir nelabai įdomu, ką ta dvasia nori kalbėti. Nes jis jau pasistatė savo kitus tikslus ir kitus uždavinius, ne tos, kurios Dievas norėjo prieš jį pastatyti. Todėl noriu šiandieną pakviesti jūs visus, nebijoti šventosios dvasios, prisiminti, kad mūsų viešpats Jėzus siuntė ją, kad jinai padėtų mums, kad jinai gyventų mumise. Ir mums taip svarbu atrasti bendravimą su ją, kad galėtume augti ir galėtume būti vaisingi. O tam reikia paklusnumo. Ir to reikėtų mums visiems mokintis. Tegul viešpats palaimina jūs visus. Dėkokime už Dievo dvasią. Džiaukimės, kad mes ją turime. Nes kitaip mes būtume našlaičiai, mes būtume vieniši, mes neturėtume jėgos, mes neturėtume Dievo pažinimo. Tačiau dabar, kai šventoji dvasia yra su mumis, mes esame laimingi, galingi ir stiprus. Ir žengiame drąsiai į priekį. Amen.